apskritai, kas patraukia mūsų dėmesį, tai yra tai, kas galimai gali mum kelti grėsmę. Tai yra, grįžtam prie to pačio urvinio žmogeliuko, kuris tai sėdi pavalgęs atsipalaidavęs, žiūri ten į tą savaną, viskas yra ramu ir staiga krūme judesys. Iškart patraukia dėmesį, yra judesys, yra garsas ir yra nežinia, mes nežinom, kas ten mūsų laukia. Ten gali būti triušis, gali būti plėšrūnas, bet kuriuo atveju tai reikalauja dėmesio, nes tai gali būti arba galimybė, arba pavojus, arba tai gali būti tiesiog galimybė kažką išmokti, ką aš galėsiu panaudoti vėliau. Tai kontekste, kai mes ateiname tos socialinius tinklus arba kai mes ateiname kažkokią tai reklamą, vis tiek pagal tuos visus jau neuromarketingo mokslus tai bus tie patys elementai, tai bus irgi kažkokios ryškos spalvos, kontrastas, nes kontrastą yra lengviau nuskaityti. Jeigu yra labai daug primalta arba, nežinau, raudonas žodis ant balto fono, tai yra lengviau nuskaityti, greičiau elementariai mes nuskaitom ir mes geriau priimsim tą informaciją.